Žmogaus gyvenimas yra suskirstytas į tam tikrus etapus, kur kiekvieną etapą veikia vis kita planeta. Ir tai nereiškia, kad tik ta būtent valdanti planeta duoda tą savo energiją mūsų gyvenimo etapui. Veikia ir kitos planetos, bet tai reiškia, kad jinai yra tarsi tokia pirmaujanti su savo energija. Ir tas kiekvienas etapas tai yra 9 metų ilgumo. Tai yra veikia 9 planetos su skirtinga charakteristika. Ir kai mes turime tas žinias, kokios tos energijos, kokie tie metai yra, koks yra mūsų gyvenime ciklas, mes galime išvengti kažkokių tai didelių klaidų. Tos planetos yra išreikštos skaičiais ir ciklus galime apskaičiuoti pagal gimimo datos skaičius. Kodėl tai svarbu žinoti ir kodėl tai yra tikrai didelė pagalba, tarsi gyvenimo žemėlapis. Tai kiekvienos planetos poveikis yra gana skirtingas ir, sakysim, ciklo pabaigoje jau būna, kad nėra tinkama pradėti kažkokius labai naujus svarbius projektus, yra svarbu užbaigti tą ciklą, išsivalyti nuo negatyvios karmos, nuo įvairių blokuojančių reiškinių mūsų gyvenime. Ir jeigu mes to nežinome ir, sakysim, neužbaigiam vienų darbų, neišsivalom savo energijos, pradedam kitus darbus, tai dažniausiai, aišku, tai yra nesėkmės priežastis. Būna metas, kada, tarkim, veikia Saturnas ir tai yra karminio apsivalymo metai, kur labai yra naudinga paanalizuoti savo kažkokius netinkamus mąstymo šablonus ir pakeisti juos dar yra laiko, nes paskutinis ciklas yra 9 metai, tai yra Marsas ir tada mes tikrai galime pasiruošti tam sekančiam naujam ciklui labai efektyviai. Arba, sakysim, yra pradžia viso ciklo 1, 2 metai, kur yra naudinga drąsiai, be baimių eiti savo realizacijos keliu, galbūt pradėti naujus projektus, burti žmonės, priimti žmonių pagalbą, patiems dalintis. Yra, sakysim, ciklo metai, kada jie daugiau skirti kaupti energiją, eiti gilyn į dvasingumą, arba metai, kada yra didelio judėjimo, ar ten, sakysim, bendravimo su žmonėm. Yra metai, kada jie labai aktyvios yra tos harmonizuojančios vyro ir moters sąjungos, tos energijos. Ir būtent žinant šitos ciklus, mes galim efektyviau kontroliuoti ir būti savo gyvenimo šeimininkais. Ši skaičių tema mane domina labai nuo senų laikų. Man visada buvo labai įdomu ir astrologija, ir numerologija. Aš, aišku, niekada labai giliai ir profesionaliai tai neėjau. Ir šiai dienai tiek, kiek turiu žinių, tai gana toks yra paprastas labai žinojimas, bet jisai taip pat padeda. Ir kartais nebūtina labai giliai įkristi, sakysim, į tas žinias ir nepalikti vietos kažkokiam kūrybiškumui, tam tokiam kūrėjo kažkokiai roliai, kur tu pats kūrė savo gyvenimą ir žaidi su tom energijom. Tai, kad dalintis tomis žiniomis, galima į mane kreiptis asmeniškai, kaip per asmeninę konsultaciją, ar tai gyvai pas mane studijoje Sakralus garsas, arba galima video skambučiu. Ko reikia? Reikia tik tais jūsų gimimo datos skaičių, kad aš galėčiau paskaičiuoti, kokia yra valdanti planeta, tarkim, šiais metais, kitais metais. Taip pat gruodžio 13 dieną paskelbiau renginį šią temą. Jisai skirtas tas renginys moterims,
toks daugiau orientuotas į moterišką mąstymą, moterišką energiją. Ir plus dar kaip pagalba, pasirengiant kitiem metam, naudosim tokią praktiką kaip koliažų kūrimą. Jisai toks labiau rankdarbių lygio, toks labiau gal sakyčiau moteriškas. Ir sukūrus koliažą, tai yra iš žurnalų karpant įvairius paveikslėlius, juos sudėliojus, galima susidėlioti savo ateities viziją ir, sakysim, su mano vedimu, mano pagalba galima pastiprinti tas energijas, kurių reikia. Esu gyvenime pastebėjus, kad koliažai tikrai turi didelės vertės, energetinės vertės, nes mėgdavau su tuo pažaisti tiesiog. Niekada kažkaip labai rimtai nežiūrėjau, bet tai, kai pavartau savo kažkada darytus koliažus ir netaip seniai darytus, tai taip viskas mano gyvenime ir dėliojosi. Tai tas renginys, būtent kaip ir minėjau, gruodžio 13 dieną, 12 valandą čia Alytuje studijoje Sakralus garsas. Jeigu turite klausimų, palieku kontaktus ir mielai atsakysiu į visus jūsų klausimus.